Laida remiama Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondo. Sveiki gyvi, mėly klausytojai ir žiūrovai, tie, kurie žiūrite ir klausotės Extra FM radio stoties. Primenu, kad radio eteryje esam tiesiogiai šiandieną trečiadienį. Aš iš Rygos, kolega Justas Jurkevičius iš Kauno ir Renata Vidman, žurnalistė, redaktorė, radio stoties Nadvylė, taip pat ir TVP Vilno televizijos laidų vedėja. Šiandieną su mumis iš Vilniaus jungiasi. Labas rytas, mėla Renata. Labas rytas. Na ir turbūt galima nuspėti, kad šiandieną Renata pasikvietėm kaip kolegė iš kitos radio stoties pasišnekėti apie Lietuvą ir Lenkiją, dvi kaimynės valstybės, mus lietuvius ir Lenkus, įvairias pjūviais įvairiom temom, nes rinkimai Lenkijoje, man atrodo, kad beveik kaip niekada sulaukė didelio dėmesio ir Lietuvoje, net lietuviai, kurie mažai domisi politika kaimynių šalių, Latvijos ar Lenkijos, šiomis dienomis panašu, kad stebėjo, žiūrėjo, kai kada net sirgo matyti už tam tikrus politikus ir aš pagalvoju, kad kaip niekada gera proga su Renata pasišnekėti apie santykius tarp skirtingų tautų, žmonių, kaimynių valstybių ir pretekstą radau ne tik Lenkijoje rinkimus vykstančius, bet ir šalis valstybės, kurios turi labai sunkią šiandien patirtį. Tai yra Ukraina, Rusija, dažnai šių šalių žmonės vadinti broliais arba giminiškom tautom, šiuo metu kariauja Izraelyje, palestiniečiai ir izraelitai arba žydai šiandieną lygiai taip pat gyvenę šimtmečius ir tūkstantmečius turbūt šalia kariauja. Na, o Lietuvos ir Lenkijos santykiai yra turbūt unikalūs, tai atskirose valstybėse, tai bendroji valstybei. Ir Renata, aš tiesiog tiesiai šviesiai paklausiu, ar iš tikrųjų to irgi yra jausmas, kad Lietuvoje šiais metais kažkaip beveik kaip sporte, net ir Lietuvos gyventojai sirgo už Lenkijos politikų sėkmę vienu ar kitu, apskritai rinkimais domėjosi. Koks tavo jausmas yra? Jausmas iš tikrųjų toks ir yra, nes ir kiek matau, kiek girdžiu radijose, Lietuvos ir labai daug dėmesio yra Lenkijai, Lenkijos rinkimams. Galų gale mes čia vietos Lenkai supratom, kad ir lietuviai suprato, kad Lenkija yra svarbiausias partneris Lietuvos ir kad tie santykiai yra labai labai svarbus Lietuvai. Ir tai, kas darosi Lenkijoje, yra labai svarbu ir Lietuvai. Ir mus tai labai džiugina. Aš Renata kaip tik džiugėsi, žinai, kažkaip irgi pats pajutau, kai kolega Andžiui Krajevski, mano bičiulis Lenkijos žurnalistas, iš vakaro stebėdamas rinkimų rezultatus pasidalino su manim savo nuotrauką iš savo kambario, kaip jis ten serga, žiūri, kas jam patinka, nepatinka. Ir aš iš tikrųjų truputėlį juokavau sakydamas apie sportą, bet politika dažniausiai valstybėm kaiminėm yra arba pretekstas labai draugauti, arba pyktis, kitaip tariant, politikai dažnai užduoda toną. Dažnai net toks įspūdis, kad jie labiau negu paprasti žmonės, kurie bendrauja tarpusavyje kartais visai kitoj plotmėj. Tavo nuomonė, ar tie politiniai mūsų Lietuvos ir Lenkijos ciklai iš tikrųjų tokie banguoti? Nes galim čia prisiminti, nes senus laikus, kai dėl kokių nors, mano galva, net smulkmenų sugebėdavo susipykti mūsų politikai ir kartais net žmonės, kur nors Facebook'e, nežinau, dėl kokio nors pavardžių rašymo, dėl kokios nors praeities šešėlių, nežinau, ten kokio nors šimtmečio, tūkstantmečio, kas čia Žalgirio mūšiai buvo svarbesni, lietuviai ir Lenkai. Net tokią diskusiją esu matęs ir jos kartais juokingos atrodytų, bet jeigu rimtais veidais žmonės dėl to ginčiasi, tai kartais tampa net politiniam temom ir mane truputėlį erzindavo, o šį kartą labiau džiugina rinkimų stebėjimas. Koks tavo jausmas? Manau, kad iš tikrųjų visko buvo ir šiaip tai iš tikrųjų su kaiminėm šalim yra sunkiausiai kartais palaikyti gerus ryšius, būtent dėl bendrų istorijų. Kai yra geri laikai, tai galima tada ginčytis, kieno Mickevičius, kieno labiau Vilnius ir taip toliau. Bet mūsų visus labai suartino geopolitika, karas Ukrainoje ir tai padėjo suprasti, kad mes tik kartu esame stiprus, prisiminti tos istorijos momentus, kur iš tikrųjų Rusija bandė, kai bandė laimėti, tai visų pirma bandė suskaldyti vienybę Lietuvos ir Lenkų, Lietuvių ir Lenkų ir tada jiems pavykdavo čia kažką išlošti. Tai dabar ta vienybė, tokia strateginė, iš tikrųjų jaučiasi strateginė partnerystė būtent dabar. Ir tai, kad ir Seimas šiemetgi, tai yra pernai išsprendė pavardžių rašymo problemą Lietuvos Lenkų, kuri negalėjo išspręsti per beveik 30 metų. Lenkai sako, kad čia ne iki galo išspręsta problema, kad
tik 3 raidės, bet čia yra pirmas žingsnis ir parodymas, kad ir keičiasi nuostatos, keičiasi nuomonė ir yra daugiau tokio geravališkumo Lietuvos piliečių Lenkų tautybės atžvilgių. Ir dabar laukiam tautinių mažumų įstatymų. Čia yra sunkiau kažkaip, politikai nenori iš vis šito įstatymo imtis. Bet nuotaikos yra labai geros ir aš tą pati kaip ir Lietuvos Lenkija jaučiu, kad vis dažniau yra gatvėse, kad vietos Lenkai pradėjo kažkaip dažniau garsiau kalbėti ir nebijoti, lenkiškai kalbėti Lietuvoje ir vis daugiau Lenkų daro karjerą Lietuvos įstaigose ir užsienio reikalų ministerijoje ir radijoje ir televizijoje. Pavyzdžiui, Evelina Mukšecka yra Lenkija Lietuvos, kuri ten vis dažniau yra girdima ir matoma. Ir tai labai daug, tai gerai, kad Lietuvos Lenkai pradėjo iš tikrųjų jaustis tikrais piliečiais, ne antraeiliais, o tokiais kaip ir lietuviai, kaip ir turėtų būti iš tikrųjų. Na, iš tikrųjų, kaip turėtų būti, čia turbūt ta diskusija, dėl kurios dažnai ypač politikai mėgsta laužyti ietis, vieniem atrodo, kad vienaip, kitiem kitiem, bet mes pabandykim po trumpos pertraukėlės sugrįžti apskritai prie dalykų, kurie labiausiai padeda suprasti mums vienis kitus, nes iš tikrųjų, kas mus skiria, tai čia labai lengva surasti, čia nesudėtinga, bet dalykus, kurie padeda suartinti, iš tikrųjų dažnai sunkiau atrasti ir man toks įspūdis, kad kartais ne politikai, o kultūros, meno žmonės, paprasti piliečiai geriau žino, kas mus vienyje ir kartais tai galėtų būti geresni patarimai, bet apie tai iš karto po trumpos pertraukėlės. Laida remiama Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondo. Grįžtame į studiją. Šiandieną žurnalistų namuose svečiuojasi kolegė Renata Vidmant, žurnalistė, redaktorė, kuri dirba irgi radio stoties Znadvili. Rekomenduoju įsijungti tiem, kurie galbūt nesate įsijungę. Galite klausytis internete, na, o Vilniuje radio bangomis tai tikrai. Ir taip pat TVP Vilnių televizijoje, įsikūrusią Vilniuje. Renata taip pat yra laidų vedėja ir šiandien kalbamės apie Lietuvos Lenkijos santykius ir lietuvių ir Lenkų santykius tarpusavio, kas man atrodo žymiai netgi svarbiau negu valstybių. Ir aš, Renata, užsiminiau, kad ieškojimo, kas žmonės ne kiek suartina, bet turbūt padaro žmonėmis, leidžia vieni kitus suprasti, jausmus pirmiausia. Ir tu minėjai vieną dalyką, kuris mane vis dar šiek tiek stebino, tai yra, kad vis dažniau Lenkai Vilniuje, vietos Lenkai arba atvažiavę turbūt lygiai taip pat gali drąsiai kalbėti lenkų kalbą ir nesijaučia jokio, taip sakant, nepatogumo. Aš kaip tik tą temą noriu pagvildentis, man atrodo, kalbų apskritai vartojimas viešoje erdvėje šiandieną yra tapęs didžiuliu iššūkiu ir toksiškumu. Pavyzdžiui, dalis rusų bijo rusiškai kalbėti, nes juos tapatina su Rusija. Kažkuria prasme matyti ir Lenkijos istorija, ir Lietuvos istorija rodo, kad mes šitai lietuviai, tai Lenkai vėl kažkokį turim tokį keistą požiūrį, kad kalbą tapatinam su politika, su problemom visom. Ar tu gali paaiškinti, kodėl ta kalba iš tikrųjų, kuri iš esmės būdas tik suprasti vieni kitus tampa to politiniu įrankiu? Aš jau čia negrįžtu prie tų raidžių, kurios skirtos, dažnai buvo Lietuvoje sakoma, kad dviguba V arba kokia nors kita raidė skirta tik tai Lenkų pavardžių rašymui. Aš vis nustebdavau, nes dviguba V jinai yra ne tik Lenkams skirta, daugybė žmonių pasaulyje turi pavardę su dviguba V ir amerikiečiai, kurie gyvena Lietuvoje, atvažiuoja ir vokiečiai ir jie irgi tampa piliečiais, kai kada santykiai, ten, nežinau, vestuvės įvyksta. Bet kalba, jinai juk iš tikrųjų, mano galva, yra tiesiog puikus instrumentas, kuris gali būti be politikos. Juk galėtų. Dažnai taip ir būna. Ir dažnai būna tokių juokingų atvejų. Pavyzdžiui, ateinu pas daktarą arba daktarę, kuri turi lietuvišką pavardę, bet tai yra vyro, jeigu daktarė tai yra vyro pavardė, arba jeigu tai yra bergautinė pavardė, tai pagal tėvo, o mama yra Lenkė ir mes kalbamės lietuviškai visą laiką ir paskui pabaigai tik tai išaiškinam, kad mes galim kalbėti su savim ir lenkiškai. Nes, žinot, kai yra tokie subtilūs dalykai, kažkokie sveikatos ir taip toliau, arba, pavyzdžiui, pas psichologą, tai lengviausia yra gimtąją kalbą kalbėtis su žmonėm. Ir būna tokių juokingų atvejų, bet būna ir atvejų, kai gerai žinau, kad tas žmogus yra Lenkų kilmės arba Lenkas ir moka gerai kalbėti lenkiškai, bet jisai nenori su manim kalbėti lenkiškai. Ir tada klausimas, gal jisai bijo, kad jo Lenkų kalba gal yra prastesnė negu mano ir jisai gėdijasi to. Dažnai tai būna žmonės Lenkai, kurie baigia rusų arba lietuvių mokyklas.
nes labai daug ir dabar yra taip, bet prieš tai buvo, sovietmečiu buvo labai dažnas atvejis, kai iš Lenkų šeimų vaikai eidavo į rusiškas mokyklas. Tada dar Tai čia buvo... vyresnės kartos, atsiprašau, čia truputėlį šiek tiek vyresnės kartos žmonės jau dabar. Ir jie namuose, jie kalbėjo visą laiką, vaikai eidavo į rusiškas mokyklas arba lietuviškas, namuose jie kalbėdavo lenkiškai su tėvais, bet vis tiek tas mokyklos įtaka, kartais tiesiog kažkokių terminų trūkumas, nes vis tiek yra programa ir būtiškai tu gali kalbėti, bet trūksta kažkokių ten tokių specifinių žodžių. Ir jie dėl to kompleksuoja, žinokit. Jie dėl to dažnai kompleksuoja ir pavyzdžiui, jie žino, kad aš Lenkija ir jisai žino, kad Lenkas, bet mes kalbam lietuviškai. Aišku, tai nėra blogai, yra kaip yra, žmonės gali kalbėti kaip nori, bet aš dar noriu papasakoti, aš gyvenau Lenkijoje visus metus. Buvau su vyru, kas dirbo ambasadoje Lietuvos ir aš nusprendžiau pabūti kartu su juo. Čia mečiau visus darbus ir buvau Lenkijoje, ten pradėjau irgi dirbti, bet jau Lenkijoje, ne Vilniuje. Ir žinokit, nepritapau ten, nes labai dažnai mane Lenkai kažkaip... Aš buvau ten ne visai kaip pas save. Tai per prasme, jaučiau, kad jie į mane žiūri kažkaip kaip į svetimą žmogų, nors aš esu Lenkija. Ir mes čia Lenkai Lietuvoje kartais dažnai kalbam, mėgstam taip kalbėti, kad mes esam didesni patriotai Lenkijos negu Lenkai Lenkijoje. Kad mes čia dėl to situacijos, dėl tos, kad mums reikia puoselėti tą kalbą, kultūrą ir visą. Ir mes dažniau, pavyzdžiui, dainas visokias ten senas, ten folklorinės, mes mokam geriau negu Lenkai Lenkijoje. Ir jie taip, bet kai mes esam ten, tai jie dažnai mus paima už ukrainiečius, nes yra akcentas. Ir mes, pavyzdžiui, aš kai kalbu lenkiškai, tai vis tiek jie jaučia tą akcentą kitokį, nes yra... Ir jie tada sako, gal aš iš Ukrainos, gal aš iš Baltarusijos. Žodžiu, nėra taip man malonu. Tai bet mes iš vis tautiniai mažumai yra netaip lengva būti, nes mes ir čia esam pakibę. Kaip kartais antrarūšiai. Ir ten mes nesam kaip tikri Lenkai. Žinai, Renata, tai, ką tu sakai, UNESCO, tarptautinė tokia organizacija, gal dabar, kadangi jungtinės tautos nelabai madingos, matyti dėl tų karų, kurių nesugeba čia matyti išspręsti, bet UNESCO švietimui, kultūrai, mokslui skirta organizacija visą laiką pabrėždavo iš tikrųjų unikalumą kiekvienos valstybės tautinių bendrijų. Tai yra kiekvienas žmogus turintis skirtingų tautinių, kultūrinių, religinių ypatybių, kažkokių kitokių, jie dažniausiai praturtina valstybę. Ir aš irgi visą laiką tikėjau, kad kiekviena valstybė, turėdama įvairovę, visą laiką yra turtingesnė. Ir netgi su mūsų lietuvių kalba ir mūsų abėcėlė, aš juokavau, kad kuo daugiau raidžių įtrauksime, lotyniškų raidžių į mūsų abėcėlę, tuo Lietuva bus ne tai, kad skurdesnė lietuvių kalba, jinai bus turtingesnė kalba, nes kiekvienas papildomas ženklas ir galimybė kalbą paįvairinti, mano galva, yra ne kenkimas jai, bet tai yra praturtinimas. Tačiau, aišku, yra kitokios pozicijos ir aš jas irgi gerbiu, kurie žmonės mano, kad kuo mažiau raidžių, gal ten geriau yra. Ir štai aš iš to pačios girdėdamas irgi tą suprantu, kad buvimas šiek tiek ir lietuvių, ir lenkų, arba Lietuvos lenkų, man jisai atrodo, nepyk, bet atrodo ypatingai žavus dalykas. Toks, tik iš tikrųjų turtas, unikalumas, kurio niekur nerasi jokio kito pasaulio šalyje. Mes apie žydus labai dažnai pabrėždavom lietuvakus, kad jie yra kitokie iš Lietuvos kilę. Bet aš tiesiog gal paklausiu žmogiškai iš tikrųjų, bet tas didžiavimasis, kad tu esi šiek tiek kitoks, juk čia yra psichologinis dalykas, net priklauso net nuo tautinio identiteto. Kiekvienas žmogus šiek tiek kitoks, jisai jaučiasi dažnu atveju, kad jis mažiau vertingas, nors iš tikrųjų greičiausiai yra labiau vertingas. Kaip aš sakau, kiekvienas kaimietis mieste arba miestietis kaime yra didelė vertybė. Taip, bet žmonės dažnai nenori išsiskirti. Psichologiškai yra toksai pas mus dar tokia problema, kad visą laiką mes, gal dėl to, kad maža valstybė, mažas miestas, mažas kaimas, kur visą laiką mes
svarstom, o ką žmonės pasakys, o ką jeigu aš atrodysiu kvailesnė arba, pavyzdžiui, aš kai kalbu lietuviškai, tai visą laiką turiu galvoti, kaip nepadaryti klaidų ten kalbos. Kai kalbu lenkiškai, irgi žinokit yra, nes kai yra tokia kalbų įvairovė, tai mes, pavyzdžiui, mūsų radijos stotis Nadvilė, mes kai pradėjom dirbti, tai prieš beveik 30 metų daugiau. Tai buvo pirmas toksai formatas, kad pagrindinis žinios buvo lenkų kalba, o paskui trumpas toksai sutrumpinimas, trumpas formatas tų žinių, 1 valandą rusų kalba, kitą valandą lietuvių kalba. Ir mes su kolegom mes taip žaidėm tom kalbom, nes reikėjo visą laiką surasti geresnį žodį, kaip čia, nes labai, radijos formatas, reikia trumpai, glaustai pasakyti, čia buvo nuostabus žaidimas. Ir čia mano požiūrį, čia yra visą laiką lavinimas, už smegenys dirba tiesiog. Kaip raumenys, mes treniruojam raumenys, tai čia smegenų darbas yra visą laiką. Ir mes ir kalbam, kad pavyzdžiui mūsų vaikai, kurie yra 2-kalbiai, 3-kalbiai labai dažnai nuo pat mažų, jie paskui kažkaip labai gerai pritampa, jiem yra lengviau gyvenime tiesiog. Pasaulyje lengviau, jiems pasaulyje lengviau. Pasaulyje lengviau, taip. Mano, pavyzdžiui, dukra, kurie išvažiavo po mokyklos, jinai baigė čia Lenkų mokyklą, išvažiavo studijuoti, aš norėjau, kad jinai į Lenkiją išvažiuotų, nes mums Lenkams Lietuvos labai geros sąlygos studijuoti Lenkijoje. Lenkijos vyriausybė skiria mums stipendijas, gan aukštas ir iš vis, ir Lenkų, ir gimtąją kalbą studijuoti, bet jinai norėjo didesnių iššūkių ir išvažiavo į Olandiją studijuoti anglų kalbą. Ir ten jinai pasirodė, kad ten labai daug tokia įvairovė buvo tų tautybių ir ji ten greitai pritapo dėl to, kad jinai labai tokia lanksti yra ir kalbom, kadangi pasirodė, kad jeigu tam profesoriai arba tie studentai sužinodavo, kad jinai moka ir lenkų, ir lietuvių, ir rusų, ir anglų kalbą, tai pasirodė, kad mums čia yra norma. O ten jau buvo kažkas tokio. Ir paskui po studijų pirmą darbą jinai rado. Tik dėl to, galbūt, nes labai daug buvo norinčių, buvo didelis konkursas, bet jinai paskui suprato, kad toks lemtingas dalykas buvo tai, kad jinai rašė, kad jinai moka ir rusų kalbą, nes tai buvo dar prieš karą Ukrainoje. Ir ta firma, kur jinai dirbo, jie bandė ten į rytų Europą vystyti savo veiklą. Ir būtent rusų kalba, kuri mums yra labai tokia kasdienė ir vos ne tokia, ta prasme, visi Lenkai tikrai kalba rusiškai gerai, Lietuvos Lenkai. Lenkijos Lenkai, jie tik mano, kad jie gerai kalba rusiškai, bet mūsų požiūrį jie iš vis nemoka šitos kalbos. Jo. Kadangi tai yra tokios panašios kalbos, tai lengva ir išmokti, bet lengva ir supainioti. Renata, aš dėl ko specialiai apie kalbą pasakiau, nes man atrodo, čia tokia galbūt keista pozicija, bet čia šiandieną šiuo metu, kai kalbame su tame Rygoje, aš sutikau kolegą Latvijai, Aivaras Zacharovas, žurnalistas, populiarus žurnalistas sporto, į savo vaikus nusprendė leisti į lietuvių mokyklą, lietuviškai mokintis, Latvijų be jokios abejonės ir taip toliau. Ir aš jo klausiau, aš sakau, aš nesu girdėjęs, kad lietuviai, kurie nors leistų į kaimynų Latvijų kokią nors mokyklą, sako Aivarsas, bet čia sako, gi puiku, bet kaimynų šalis, sako, jūsų mokyklos gana stiprios lietuviškos net ir Latvijoje. Ir aš taiga pradėjau galvoti, kad, iš tikrųjų mes labai dažnai, ir man taip atrodo, aš čia dar kartosiuosi, labai ieškom įkvėpimo mūsų geriems santykiams su kaimynais politikų santykiuose. Kitaip tariant, gal pasakysiu šiek tiek negražiai, bet jeigu politikai draugauja, ir mums lengviau draugauti. Jeigu jie ten, tarkim, turi kokį nors pykčių, tai ir mes tokie pusiau kaip sporto fanai, žinai, vieni už savo klubą, kiti už savo klubą. Ir aš bandžiau to fenomeno ieškoti priežasčių ir toks įspūdis, kad vis dėlto kažką mes matyt turim bendro. Ir lietuviai, ir lenkai kartais žiūrėdami mūsų politikus kaip į savo, influencerius, tos įtakos darytojus, nuo kurių lyg ir priklauso, kaip bus santykiai. Ir šie rinkimai beje parodė. Mes čia Lietuvoje žurnalistai, mačiau, dažniausiai klausdavo, ar pagerės Lietuvos santykiai su Lenkija, ar pablogės priklausomai, kas bus valdžioje. Ir aš pačios paklausiu, ar iš tikrųjų taip gali būti, kad kuri nors iš politinių jėgų labai norėtų pabloginti santykius su Lietuva. Aš tiesiog pats galvojau, ieškojau internete, kurie čia dabar jau, taip sakant, Lietuvos ir Lenkijos politikai norėtų pliektis tarpusavį ir sugadinti mūsų santykius. Ir aš atvirai pasakęs neradau, bet tas klausimas pas mus kilo, visiems žurnalistams kažkodėl kilo.
Yra todėl, kad yra politikų, kurie labai trumparegiai yra. Jie nori kažkaip greitai sukurti savo politinį kapitalą ant ko. Nu, lengviausiai yra ant emocijų. Nes mes ir dabar kalbam, visos kampanijos yra neloginės, ten logikos gal trūksta, emocijos yra labai svarbios. Emocijas sukelti ant tokių tautinių, jeigu jau politika, aš taip manau, jeigu jau politikas tikrai nieko daugiau, jokios srityje negali niekur ten pasirodyti, tai lengviausia jam būti tokiu tokiu ultra lietuviu ir tada reikia ieškoti priešų. Kai suradai priešą, tada lengviau suburti kažkokį ratą. Gal tai nebus didelis ratas, bet žmonės jausis, kažkas kalba taip, kaip mes norim girdėti. Ir kol visuomenė yra tokių nuotaikų, o dėja, politikai užduoda toną labai dažnai, nes kadangi jiems ir reikia tų politinių tokių dividendų, tai jie kažką nedasako, kažką pameluoja, kažką ten kitaip interpretuoja. Ir žmonės, neturėdami laiko arba kuriem trūksta išsilavinimo, patikrinti žinias, jie pradeda to tikėti. Ir tai yra labai pavojinga šiaip. O yra ir dar provokacijų, taigi mes žinom, kad užsienio trečiųjų priešiškų mums valstybių ten visokios institucijos nemiega, visą laiką kursto, žinokit, visą laiką. Ir mums taip atrodo, kad jeigu mes kažko blogo nedarom, tai ir kiti nedaro. Ne, jie visą laiką bando kažką išprovokuoti. Provokacijų yra daug ir jeigu pasiduodi provokacijų, tai paskui kaip ir tulys. Kartais labai paskui sukusu čia kaip su sniego tų kamaliu. Kai paleidai, tai paskui labai sunku sulaikyti. Lenkijoje irgi ultra tokių, kai dešiniųjų buvo ir dabar, ačiū Dievui, jie negavo tiek mandatų Seime, kiek tikėjosi. Bet pagal, nežinau, kodėl nepasitvirtino jiems būtent tie apklausos rezultatai, nes jie tikėjosi žymiai daugiau. Jie kalbėjo, kad reikia iš karto, prieš žydus kalbėjo, prieš tautinės mažumas, prieš ukrainiečiams sakė, iš karto reikia tie, kurie pabėgo, ten vos net 2 milijonai ukrainiečių pabėgo į Lenkiją, kad jiems reikia iš karto nuimti visas socialinės garantijas. Žodžiu, jie buvo tokie radikalūs, kad jeigu jie yra, aišku, prieš abortus visai, prieš moterų laisvės, ir jeigu jie būtų gavę daugiau balsų, tai būtų iš tikrųjų grėsminga. Bet ačiū Dievo negavo. Ir dėl to PiSas, Pravo ir Spravedlivo iš Lenkijos, Teisė ir teisingumas partija, turbūt nesugebės sudaryti vyriausybės Lenkijos, nes jeigu gautų tie radikalai, tai galbūt jie eitų kartu su PiSu. Ir tada būtų dauguma turėję tie, kurie ir dabar valdo Lenkiją. Bet kadangi tendencijos valdymų jų buvo negeros, nes čia buvo kaip Trojos arklys, kurie iš tikrųjų galėjo išardyti ES iš vidaus. Ir švis buvo tokių nuogastavimų. Aš porą čia Lenkų iš Lenkijos pažįstu, kurie jau seniai dirba Lietuvoje. Ir jie sako, kad jie labai nori Lietuvos pilietybės, kadangi jie iš tikrųjų bijo, kad Lenkija gali ištikti Brexitas. Kadangi viskas, kaip ir su Anglija buvo, su Didžiąja Britanija, labai panašios tendencijos. Vis dažniau kalba valdantieji apie kaip blogai yra būti Europos Sąjungoje. Ir tai po truputį formuoja nuomonę ir paskui, žiūrėk, jau ir esi ne Europos Sąjungai, nedaug Dieve, aišku. Ir tie Lenkai, o Lenkai labai nori, Lenkai vertina Europą. Dėl to galbūt tiek jaunimo ir balsavo. Jeigu žinot, kad buvo rekordinis aktyvumas. Aš irgi nustebau, kad tiek daug jaunimo buvo, mane irgi nustebino. Būtent jaunimas, kadangi jaunimas, aišku, ten buvo sekmadienis, tai jie kažką ten darė ir galvojo, kad vakare nueis ir balsuos ir staiga eilės buvo kilometrinės, ten kai kurie laukė iki 3 nakties. Šalo ten gatvėse, aš kai mačiau televizijoje tas eilės, tai buvo, ir ten viena jaunimas buvo. Ir nes irgi jie pamatė, kaip nes tas kietas elektoratas PiSo, jisai irgi visą laiką eina balsuoti, kai jie pamatė pirmus rezultatus, kad nedaug Dieve vėl gali daugumą gauti PiSas, tai jie metėsi stoti eilėse ir balsuoti. Čia yra demokratijos laimėjimas šiaip iš tikrųjų. Demokratija turbūt didžiausias laimėjimas žmonių aktyvumas. Apskritai, jeigu žmonės nori išreikšti poziciją, čia jau yra didelė pergalė.
Taip, ir būtent jaunimas, nes, žinau, kad palyginus su rinkimais prieš 4 metus Seimo, tai jaunimas 2 kart daugiau jaunimo nuėjo balsuoti. Tai yra iš tikrųjų įspūdingi skaičiai. 2 kart daugiau. Absoliučiai. Ir aš šiandien kaip tik norėjau kitoje laidos dalyje, vėlgi po labai trumpos pertraukėlės pašnekėti apie jaunąją kartą, tiek lietuvių, tiek lenkų. Mes esam su tavim labiau gyvenime patyrę dar 20 amžių, atsimenam, bet jaunoji karta, jų galimybės šiandieną matyti kitokią ateitį nei mes galbūt iš 20 amžiaus ar iš dar senesnių laikų matome. Apie tai pabandysime pakalbėti iš karto po labai trumpos pertraukėlės. Laida remiama Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondo. Grįžtame prie pokalbio. Šiandieną žurnalistų namuose svečiuojasi kolegė, labai smagu, kad iš kitos radio stoties, bet tuo pačiu televizijos žurnalistė Renata Vidman. Renata veda laidas radio stoties Nadvylį, lenkų kalba dauguma laidų transliuojamos, nors ne tik lenkų kalba, esu pas Renatą pats viešėjęs, kažkada ir lietuviškai kalbėjom, bet taip pat Renata TVP Vilno, Lenkijos televizijos Vilniaus biure veda, irgi turi laidą. Šiandien kalbamės apie Lietuvos-Lenkijos santykius, bet labiau turbūt apie Lietuvių-Lenkų santykius, nes šalys jos turbūt gyveno visus laikotarpius labai skirtingai ir netgi kartais skirtingiau negu žmonės gyvena. Renata, apie jaunimą mes užsiminėm, apie jaunąją kartą ir man atrodo šitą temą labai svarbi, nes ir Lietuvoje ir Lenkijoje jaunoji karta, bent jau man toks įspūdis, nežinau, tu patvirtinsi, paneigsi, jinai iš tikrųjų gerokai kitokia nei iš 20 amžiaus atėję, mes esame žmonės, kurie matėm kitokių laikų. Ir man toks įspūdis yra, kad daugybė temų, kurios ir politikų lūpose, ir kartais intelektualų diskusijose ten apie tai, kaip mes ten 15 ar 16 amžiuje Lietuva, Lenkija, ką nors darėm, ką 20 amžiaus pradžioje veikėm. Šitie dalykai yra vaikams gal ir įdomus jaunimui, bet man atrodo ne tiek svarbus, kad dėl jų galėtume laužyti iečius. Ar tik man taip atrodo, ar tu tą patį pastebi? Absoliučiai, tu teisus ir jaunimas, mūsų šauniausias jaunimas, taigi jie važinėja po pasaulį. Mes vadinam šis jaunimą Erasmuso jaunimą. Jie studijuoja, jie važinėja, jie mato, jie girdi ir jie yra atviri. Jie nėra jau tokie užsiciklinę. Jiems yra svarbesnė ateitis negu praeitis. Ir jeigu politikai tik girdėtų labiau jų nuomonės, tai ir kitaip ir elgtųsi. Bet, manau, kad tai yra labai optimistiškai, nes prieš tai dar būdavo, kad jaunimo įtaką turėjo tėvai, kurie kalbėdavo kažkokiam nacionalistiniam temam. Ir vaikai atnešdavo tas nuotaikas į mokyklas, į savo bendruomenės, į savo draugus. Dabar jau taip nėra, kadangi ir pasaulis yra tiesiog įvairesnis. Jaunimas daug turi galimybių iš interneto skaityti ir sužinoti. Ir jie yra labai tokie ir gabūs, bet ir geranoriški. Man taip atrodo. Aš prisimenu, mes su kolegom turėjom tokį didžiulį projektą įvairiose tautinių bendrijų mokyklose. Gyvenu laisvai vadinosi projektas, mes važinėjom po mokyklas, ieškojom ir filmus darė, kolegos Audrius Lelkaitis gamino Visagine, Jonas Omanas Nemėžio gimnazijoje. Ir aš pamenu, mes Nemėžio gimnazijoje turėjom daugybę sutikimų su Andriu Mamontovu, buvom atvežę kitokių žmonių ir kalbėjom, kiek žmogus gali turėti tapatybių savyje. Iš tikrųjų, iš 20 amžiaus ateina tokia labai stipri pozicija, kad arba tu lietuvis, arba lenkas, nežinau, arba rusas, arba amerikietis, bet negali turėti kelių tapatybių vienu metu. Tu negali būti ten šiek tiek vilnietis ir tuo pačiu kaimietis, nežinau, lietuvis ir lenkas viename. Ir mes, būdami Nemėžio gimnazijoje, pamenu, kalbėjom su vaikais, kadangi tai yra lenkiška katalikiška gimnazija, bet joje mokosi ir lietuvių, ir rusų, ir mokėsi totorių ir karaimų, ir vaikai musulmonai mokėsi lygiai taip pat. Ir man toks įspūdis susidarė, kad su vaikais diskutuodami mes turim daugiau stigmų ir įsivaizdavimų, kas trukdo mums turėti keletą tapatybių, nei vaikams. Jie veiduose matėsi, kad kai kurie turi keletą tų tapatybių viduje kaip visiškai natūralų dalyką. Jam nėra trukdžio būti vienu metu ten ir truputį tokiu ir anokiu. Taip sakant, ir mamos ir tėčio linija gali giminės palaikyti vienu metu. Nebūtinai, kaip lietuviai mėgo kartais irgi sakyti, kieno tu vaikas, tėčio ar mamos. Ar tas ir Lenkų jaunime reiškiasi, kuris, kadangi pati Lenkijoje gyvenai irgi metus tikrai stebėjai turbūt, ar yra to, kad iš tikrųjų žmonės gali turėti įvairesnės tapatybės, aš gal net ne žodį tapatybę vartosiu, gyvenime turėti keletą savo svarbių rodiklių, kodėl tau patinka. Net kaip sportas, gali 2 klubai patikti, ne vien tik vienas. Čia ir dėl kalbų žinojimo, kad mes žinom, kiek daugiau, kuo daugiau kalbų žinai, tuo daugiau gyvenimų gyvenai. Taigi tu gali galimybę iš
tos kultūros pasisemti geresnių dalykų ir tu turtingesnis daraisi. Aš pagal save žinau, kad pavyzdžiui, aš kai buvau Lenkijoje, tai labai dažnai mėgau sakyti, kad aš esu lietuvė. Kadangi mane ten norėjo klasifikuoti kaip kažkokia baltarusė arba ukrainietė, tai sakiau, aš esu lietuvė ir aš buvau išdidi, kad esu lietuvė. Aš niekur taip dažnai nesakau, kad aš esu Lenka, kai esu Lietuvoje. Lietuvoje aš esu Lenkija. Bet iš tikrųjų mes esam tokie, ir Lenkai ir Lenkijoje labai skiriasi nuo mūsų, žinokit. Ir mes čia Lietuvos Lenkai skiriamės nuo lietuvių. Čia yra, aišku, ir mano manimo, čia yra daugiau pliusų negu minusų, bet aš atsimenu, mano senelis pasakodavo, kai buvo iš karto sovietmečių, pirmas, žinot, kai istorija Vilniaus, čia tai Lenkų, tai Lietuvė, tai Rusų, tai okupacija, tai valdžios keitėsi, žmonės čia gyveno visą laiką, tik tai sienos stumdavosi. Stumdėsi. Žmonės gyveno toje pačioje vietoje, tik sienos stumdėsi. Žmonės gyveno, o valdžios ir valstybės kitokios ten. Ir jau atėjo Sovietų sąjunga po karo ir pirma ta apklausa eidavo po kaimus čia aplink Vilnių ir klausinėdavo, tai ir tautybę reikėjo pasakyti. Ir žmonės neturėjo sunkumo, kaip pasakyti, kuo aš esu, kaip tu tai, aš esu čia, kalbu kažkaip, jie net nesvarstė apie tai, kokios tautybės jie yra. Ir būdavo, o reikėjo būtinai užrašyti, apsispręsti. Buvo tokia rubrika, reikėjo. Ir buvo tokia atveju, kad žmonės klausdavo, tai gerai, tas, kuris atėjo ten apklausų daryti, sako, tai o tautybė, sako, o tas kaimynas ten gyvena, tai jisai pasakė, kad jisai kas yra. Jisai pasakė, kad jisai yra baltarusis. Oi, tai aš tada Lenkas, nes labai jo nemėgstu, to kaimyno. Tai pagal tokius principus kartais apsispręsdavo, kas tu esi. Lenkas ar lietuvis ar baltarusis ar kas. Pradžių pagal kaimyną kartais, o čia irgi gražus. Renata, aš tiesiog tada pabandykim pabrėžti šiek tiek į perspektyvą. Dabar iš tikrųjų mes Lietuvoje ir Lenkijoje matyti daug kur kalbamės, kaip baigsis karas Ukrainoje su Rusija, kaip baigsis kitų valstybių konfliktai, nes mes savo likimus dažnai siejam ir su jų tos situacijos pabaiga. Bet aš tiesiog paprašiau, nepaisant to, kaip rutuliosis kaimynų santykiai, kitų kaimynų, gal taip pabrėšiu, Lietuvos ir Lenkijos dabar tokia strateginės partnerystės filosofija, kuri politiniam lygmenį labai tvirtinta, dažniausiai dėl karinių gynybinių galbūt reikalų vadinkim. Ar tu iš tikrųjų matai ir manai, kad tai gali persikelti ir gal ir turėtų persikelti labiau į kitas gyvenimo sritis? Aš kartais pajuokauju, bet tie, kurie žmonės važiuoja Lenkiją apsipirkti arba važiuoja kur nors vasarą turistauti Lenkijoje arba Lenkai, kurie važiuoja į Vilnių, mano galva jie atlieka žymiai svarbesnį diplomatinį darbą nei karinės unijos. Bet kita vertus, aš tikrai pamenu pats Vilniaus gatvėse, kai mūsų lietuviškos šventės vasario 16, kovo 11 buvo ir aš mačiau Lietuvos karius ir Lenkijos karius kartu prie laužų. Keistas jausmas, bet tas tokios vienybės ar brolybės, nežinau, arba šiaip buvimo kartu, gal taip netgi vadinkim, nereikia tų giminės santykių, tiesiog buvimas kartu su skirtingom tautom, net vokiečių mačiau karių buvo, jis suteikia labai tokį stiprų emocinį krūvį, net jeigu tų žmonių nepažįsti. Absoliučiai, tiesiog matai vėliavėlės ant uniformų, karių tų pačių, kurie stovi ten, dainuoja, ką nors veikia, net karo jokio nereikia, pasirodo, galima visai gerai jaustis kaip kokia muzikiniam festivaliui praktiškai. Tai aš tiesiog pajuokausiu, gal iš tikrųjų reikia tokių laisvės piknikų, nežinau, meilės festivalių, dar kažkokių žymiai dažniau daryti kartu, nežinau, Latvijai, Lietuviai, Lenkai. Taip kaip panašiai, man atrodo, berods Giedrius Klimkevičius darydavo anksčiau, čia tam apendikse prie Norviliškių pilies toks atsimenu susivažiavimas būdavo kitų valstybių. Man toks įspūdis, kad šitų dalykų į pribrendus idėją žymiai seniau ir tiesiog, gal covidai čia tiesiog trukdymų. Taip, tu teisus, aš irgi manau, kad reikia kuo daugiau, bet žinot, kad šią savaitę prasideda, būtent šiandien bus pirmas filmas Lenkų filmų klubas, tai vadinamas, kažkada tai buvo Lenkijos filmų savaitė. Ir aš, pavyzdžiui, nustebau, kad per komercinį radiją išgirdau labai daug informacijos apie tai. Nes, žinot, valstybinės, ten tas LRT ir taip toliau, tai jie kažkaip ir pagal savo misiją jie privalo informuoti.
Bet čia komerciniai radijai, lietuviškos radijos kalba apie tai ir tiek daug ir įdomiai pasakoja apie tus filmus. Iš tikrųjų priartina ir iš tikrųjų keičiasi. Ir kai aš vaikštau tos filmus lenkiškus, tai vis daugiau matau ir lietuvių, kurie ateina ir įdomisi. Ir tai labai priartina. Ir istorikai, žinokit, nes mes sakom, kad istorija mus visą laiką yra klausimas, daugiau mūsų istorija jungia ar skiria. Bet, čia kaip su ta stiklinė, ar pustuštė ar puspilna. Bet istorikai labai gerą toną dabar užduoda. Ir yra bandymų, tiek metų jie bandė ten bendrą istorinį vadovėlį parašyti dėl tų skirtingų faktų, ten interpretavimo ir taip toliau. Eina pirmin, jie labai dažnai labai draugiškai bendrauja ir jie irgi užduoda toną ir politikams. O politikai paskui visuomeniai. Tai manau, kad mūsų laukia labai gera ateitis kartu. Aš tiesiog dar paklausiu apie Radio stotis Nadvilė. Aš žinau, kad Radio stotis Nadvilė ne kartą yra bandžiusi su jaunimu daryti įvairių projektų ir laidų ir dar kitų dalykų. Man vis tiek norisi tiesiog tada paprovokuoti pačią, ar iš tikrųjų mes tikrai suprantam, ko nori jaunimas. Aš kartais galbūt vadinsiu, mes tai turiu omenyje institucijas įvairias, nes ne kartu matyt klausimas yra, bet instituciškai man atrodo, ar tai būtų mūsų valstybėje diskutuojama gyvenimo įgūdžių programa, ar kiti dalykai. Aš pats savo juokavau, pagavau, kad tarkim lytiškumo auklėjimas arba kitos temos buvo tiek svarbios šią dieną apie gyvenimo įgūdžių programą mokyklose, bet, pavyzdžiui, kaip sugyventi skirtingom tautom, kultūrom, žmonėm, tema be jokios abejonės irgi turi būti tolerancijos, bet jei, bent jau viešoje erdvėje turiu galvoje, niekas nieko neskyrė. Pavyzdžiui, kaip gyvenimo įgūdžių suformuoti vaikam, kad jie mokėtų sugyventi su skirtingom religijom, tautom, kultūrom. Dėl to niekas iečių nelaužė. Ir galvoju, mes kartais nelabai suprantam, kas iš tikrųjų jaunimo aktualu. Jaunimui turbūt aktualu iš tikrųjų užmegzti ryšį, susipažinti, bendrauti, skirtingų tautų žmonėm rasti kažkokius bendrumus, kurie, man atrodo, švietime yra nemažiau svarbus nei tokie, nežinau, kaip čia globaliniai politikų susigalvoti klausimai. Tikrai taip. Ir čia gal dabar jau trupučiuką gerėja situacija, bet pirmais metais, kai buvo įvestas suvienodintas egzaminas lietuvių kalbos ir literatūros, lietuviškoms ir lenkiškoms mokyklos, tai žinokit, čia buvo labai didelis stresas ir lenkiškoms mokykloms, kadangi vis tik tai yra skirtumas gimtoji kalba arba negimtoji. Ir labai daug buvo, kadangi mano vaikai būtent mokėsi tais laikais paskutinėse klasėse. Ir buvo tiek daug dėmesio lietuvių kalbai, kad buvo atvirkštinis rezultatas, žinokit. Jie atbaugimo nuo tos lietuvių kalbos. Perspaudė, tiesiog perspaudė, nes vaikai neturėjo laiko kitiems dalykams. Ten buvo, jeigu nori išlaikyti tą egzaminą gerai, abitūros valstybinį lietuvių ir kalbos, o tas egzaminas, mes žinom, kad jis yra svarbus stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas, norint patekti į valstybės finansuojamą vietą. Tai labai daug dėl to jaunimo išvažiavo kitur studijuoti, ne tik į Lenkiją, bet ir kitur, dėl to, kad jie bijojo, kad jie neišlaikys gerai to egzamino, o ten buvo toks pasirinkimas. Arba tu ten 2 metus prieš egzaminą mokaisi, turi laiko tik tai lietuvių kalbai ir literatūrai, ir tada tu kitus dalykus ten užleidi. Arba tu visus dalykus gerai mokysi, bet tavo rezultatas lietuvių kalbos ir literatūros egzamino nebus toks aukštas. Tai nebuvo geros išeities tiesiog, labai daug kam. Ir dabar jau, kadangi nuo 1 klasės jau dabar labai daug dėmesio skiriame lietuvių kalbai, tai aš matau, kad jau po truputį, taip ir turėtų būti laipsniškai, jie yra ruošiami tie vaikai ir jie tada ir kompleksų, jie džiaugiasi dėl tos kalbos, o jiems ta kalba nėra kaip kažkokia bausmė arba didžiulis ten košmaras. Aš ir norėčiau, kad būtų kuo mažiau košmarų mūsų gyvenime, matyti, dėl to mes šiandien Renatą sutikom. Laikas mūsų po truputėlį baigėsi. Aš tiesiog norėčiau padėkoti Renatai Vidman, kolegijai, žurnalistai, redaktoriai, kuri Radio stoties Nadvilė, lenkiško radio stotyje, iš Vilniaus transliuoja laidas įvairias, taip pat TVP Vilniuje dirba. Na ir šiandien kalbėjome apie lietuvių lenkų santykius, mažiau apie Lietuvos Lenkijos, bet daugiau apie mūsų pačių. Kalbai skiriam turbūt daugiau dėmesio neįprasta, bet ačiū tau, Renata. Aš buvau šiandien Rygoje, Renata Vilniuje, Justas Jurkevičius garsą užtikrino mums iš Kauno.
ties, kas mus girdėjote, bet norėtum ir pamatyti, kaip mes kartu su Renata bendravome, Renatos fone kaip tik yra puikūs paveikslai. Galite mus pasižiūrėti YouTube arba Facebook platformose, taip pat extrafm.lt interneto svetainėje. Šiandieną tiek, iki kitų susitikimų. Ačiū. Laida remiama Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondo.